greitas update'as iš kalnų. Tai nefilmavau, nes blemba telefonas labai mažai baterijos turi, bet greitai sustojau, tai čia žodžiu, tokie va keliukai, visiškai asfaltas, gražus, išdėtas naujai, o kalnai vaizdai tai va tokie va. Posūkiai aфиgenį, bet dabar jau suprantu, kad leidžiasi žemyn. Tai čia nueisim greitai pažiūrėti, kas čia gražaus. Tai žodžiu, esu ant kažkokio kalno, kur aplinkui supa va šitie va kalnai. Nu kosmosas čia yra. Va tokia va. Va tek va. Iš va tokių va posūkėlių atvažiuoji. Nu kažkas kosmosas. Ir ten tolyn, kaip suprantu, važiuosiu. Blem, galėčiau iki viršaus tenai užvažiuoti, bet nemanau, kad yra kelias. Sveiki gyvi. Trečioji video blogo dalis. Svarbu mocis nenukristo. Neturiu nei interneto, nei nieko, bet štai esu tarp tokių keliukų ir tarp tokių vaizdų. Jau, kaip suprantu, leidžias nuo šitą kalną. Buvau sustojęs trumpai irgi pafilmint. Mažai baterijos yra, bet rizikuojam. Vaizdas neblogas, visi dviratininkai sustoja ir fotkina vaizdus. Nu, kosmosiškai gražu. Atsiprašau, už keiksmažodžių, čia family friendly filmukai. Taip, nenumest moco, nes keistai stovi. Ir gazuojam. Gazuojam, pažiūrėt, kokius čia keliukus pasiserviruos. Taip, važiuot. Žiauriai vėluoju pagal grafiką, baisiai vėluoju pagal grafiką. Neįsivaizduoju, iki Krokuvos aš jau nebedavažiuosiu šiandien. Reikia likt nakvot Slovakijai. Neturiu kaip užsibukinčiųjų, nes jau gal nebepriims bookingo. Vieną parequestinu, nieko netrašė, nu anyway. Bet žodžiu, važiuoja mėgautis keliukais. Keliukai va tokie va. Jau žemyn. Lekiu. Biški baisu posūkiuose, nes su vienam posūkį padangėlė priekinė vos paslydo, bet ten labai mažai važiavau, gal 25 kokius. Nes ant posūkių yra smėliuko ar dar kažko. Oh yeah, baby. Oh yeah, koks aštrus posūkis. Let's go! Pamečiau savo saugos dirželį ant telefono, tai dabar jeigu skris telefonas, tai nuskris, bet iki kol nenuskrido, galim filmuoti. Vaikščiančių irgi dafiga žmonių, pakeliai, žvyriuku, visur. Nebeveikia GPS-as, nebėra intiko, bet kažką gal susirasim. Saulė leidžiasi anksti dabar, 6:30, o kai sutems bus važiuoti kalnuose, pats malonumas.
sorry, jeigu garsai kažkokie per komižą. Ai. Beje, nepristačiau to, pristatysiu, kas mano šioj kelionė yra naujausia, bet aš matau dabar važiuoju į kairę kažkur, nors neveikia navigationas, bet pagal tą, ką pirmai užkrovė. Taip. Ok. Kas čia per reikalai? Čia aš važiuoju tikrai. Ok. Kas čia per kurortas? Slovenska? Tai mes jau Slovakijai? What? Taip bystrai? What? Nedaug čia pralėkiau. Gerai. Stoju žiūrėti navigationą ir toliau tęsiu kelionę. Update soon. Sveiki, hebrantai. Nebežinau, kelintas update'as, nes dabar yra viskas ne pagal reikalus. Štai va toks vaizdas per veidrodėlį. Šiaip vaizdas va toks va priekį, aš jau čia važiuoju nuo kalno į apačią. Va toks va vaizdas priešais mane. Matosi, ne, kažkas. Važiuojam viskas ne pagal laiką. Viskas ne pagal laiką. Taip, paskutinės naujienos, tai neturiu kur gyventi kol kas, bet viliuosi, kad kažkas pavyks vietoj susirasti. Jei nebus įdomu, reikia susivesti, kur važiuoti. Taip. Yra, važiuojam. Pažiūrėsim, kokie čia keliukai. Tikiuosi, telefonas neišskris. Jeigu išskris, tai iš vis bus baba. Keliai afrigienė. Aštrus posūkiai, šiaip labai daug kur palei saulę dabar važiuoju. Vėl dabar išlysiu ant saulės. Ir nifiga nieko nematau. Labai svarbu posūkį skaityti iš anksto. Nieko nematau. Jau matau, viskas gerai. Autobusas parlėkė. Taip. Šiaip žiauriai smagu. Bet viršutinę dalį mes, man atrodo, su Truskiu važiavom. O čia į apačią, man atrodo, mes jau per kitur leidom. Aš dabar per biškį ratą tokį padariau. Daug kaimukų šitam kalne. Daug civilizacijos. Aš ir pirmą kartą, kai buvau nustebęs, kiek daug žmonių gyvena fucking kalne. Fucking karvės, fucking arkliai. Žmonės tiesiog gyvena kalne ir lipa kiekvieną dieną į kalną. Degalinių su žiburiu nerasi. Labai retai kada sutinki, bet nedaug, nedideli čia tie atstumai, tiesiog labai vingiuoti. Jeigu dar spėjai navigaciją pažiūrėti, koks posūkis, tai iš vis smagu būna. Daug kaimelių pravažiuoju. Daug kaimelių čia pragyvendinta, nedaug čia tos tokios nepaliestos gamtos, bet ko norėčia, kurortinis kampelis. O, self-service degalinė, kad ir kas čia bebūtų. Taip, nėra kur gyventi, lieku Slovakijoje, į Banską Biastricą, ar kaip čia vadinasi, bandysiu važiuoti.
Ir bandysiu ieškoti kažkur kažkaip, jeigu ne, ką žinau, naktį reikės važiuoti kažką daryti. Labai smagiai rausis užgula po kiekvieno aštresnio pakilimo arba nusileidimo. Daug erdvės čia, daug ploto maksimaliai. Tai ką, praskrido mano telefonas, ką tik norėjau jums parodyti va. Norėjau parodyti kalnus. Esu vidury kažkur. Atsisukau ir praskrido telefonas. Net nežinau, ar girdit. Dangtelis ne kažką, tai gal čia ir baigiu filmavimą kol kas. Nebeskraidinu daugiau ragelio. Važiavau kokiu 9 gal. Žodžiu, iki greito. Kol kas ryšio pabaiga.